Ir sveiki visi su jumis šiandien, aš nujuoksis. Ir dabar aš važiuoju pas močiutės su tuo nuostabiu traktoriu. Nu, aišku, gal ir nenuostabiu, aš nežinau, kaip kam, man tai nelabai. Nes garsus labai, nu, aš jas ką tik po tuos šienapjūtės, tai dabar šienavau ką tik. Tai va, pjoviau žuolę, tai dabar grįžau. Mačiai sakė, sumokės tenais 500 sumokės, sakė. Tai va, atvažiuojam. Ai. Tai va, galit mačiut jo pasveikinti, jeigu norit, mačiut traktorių naują nusipirko. Tai va, gesinam. Tai va, štai toksai va, MTZ 50. Štai nieko nuostabaus tas traktorius neturi. Va, nieko nuostabaus tas traktorius tai tikrai neturi, bet aišku, kad močiutė nusipirko savo jį, tai dabar močiutė, jinai aišku ne savo važinėtis, o man. Tai va, aš vežinėsius. Tai va, aš vežinėsiu su juo ir dirbsiu. Aišku, nežinau kiek laiko, manau, kad iki tol, kol traktorių naują nusipirksiu, nes šitą. Aš daug ilgiau šito traktoriaus neištvežsiu. Labai garsas labai didelis. Labs mačiut, tai kaip ir susitarėme, ne 500 eurų, ne? Gerai, 500. Tai gerai tada. Varom. Varom. Į namus. Va čia va namukai. Reikia varyti pažiūrėti, yra uždarytos varteliai. Kad nieks nieko nepavogtų. Tai va. Tai varom miegoti tada. 9 užsidedam ir varome miegoti. Ai, nu nepasakiau minusus, nepasakiau pliusus, tai kaip sakiau. Burzgia garsiai, nepatogus labai ir jaučiu, kad dėl to, kad labai karšta tam traktoriui. Nėra normalios tos kondicionierius, nėra. Tai labai karšta tam traktoriui. Tai va. O iš pliusų, dar vienas minusas, greit labai daug valgo dizelę. Bet dabar matot greitį, tai dabar pažiūrėkit į apačią labiau, į tenais yra kuras. Tai va tiek va kuro jisai naudoja. Tai va, bet aš tik tai vieną lauką, tik tai nupjoviau. Tai jaučiu reikėtų nusipirkti. Eik savo, praradau visų beveik pinigus. Čia nuo tuo, kai miegu. Nu, kai miegi, tipo, reikia susimokėti, nežinau už ką. Nu, tipo, už vandenį, už elektrą, kiekvieną dieną. Labai įdomi čia gaunasi, bet jo. Tai va. Bet žinot, man nelabai svarbu, aš vis tiek kiekvieną dieną uždirbu pinigų po biškiuką. Šitas dabar irgi varau griebti. Irgi sakė 500. Nu, sakė, už vieną darbą 500. Kad dabar aš su žuole tenais varysiu. Tik tai transportirovkę nuvežti, ne? Jeigu nuvešiu, tai biški daugiau mokės. Apie 1000, man rodos, ar kiek. Nelabai atsimenu. Tai va. Žinot, reikėjo, manau, kuro dasipilti. Tai va, nes bijau, kad neužteks. Tai va. Jau čia reikia sukti. Tai va, aišku, greitas, 43 per valandą važiuoja, bet
Aha. Ai, aš biškį buvau nulė. Tai jaučiu. Jau neprijungiau, ne? Nu jo, aš galvoju, kodėl neveikia. Nu tada jungiam. Oi, kas čia? Nu, važiuojam. Nu, toksai ta griebarka, bet užteks man greitai aplėkti. Aš labiau bijau dėl kuro, kad neužteks. Tai va, biškį labiau dėl to bijau. Čia aišku daug žolės neužaugo, ką galiu pasakyti, tai nelabai, bet man šitai reikėjo dabar rulių, tai. Man čia tipo jos biznesas ir paprastai rulius senas pardavinėti. Nu, tuos kvadratinius. Tai va ir nuomoja darbuotojus. Ir tie darbuotojai dirba ir viskas. Tai va. Nu, jinai ir traktorių dar nusipirko, nes kaimyno traktorius tas T16 nelabai ką padaro. Ir močiutei dar labiau nusibodo jį skolinti. Tai va. Jaučiu dėl to, kad nusibodo skolinti. Aš noriu vieną dalyką padaryti. Gal va taip va tiks, tikiuosi. Tai jeigu girdit muzloną, tai gerai. Jeigu ne, tai normaliai. Nėra nei blogai, nei gerai. Tai va. Norėjau pasakyti, kad tai bus paskutinis videakas, bet neįsigaskit, tai tik tai porai dienų, nes tipo aš išvarau biškį. Tenais kažkokį renginį. Nu, tipo. Nes su būreliu reikia tenais kažkur. Tai va. Tai va. Su būreliu. Tai todėl man reikia varyti. Bet aišku, vis tiek aš tenais būsiu tik tai porą dienų, 4 dienas, man rodos. Tai va, per visą šį laiką, manau, nu vis tiek nelabai pasigėsit, nes aš kartais darau pertraukas labai didelis. Tai va. Nes manau, biškį atsibosta kartais. Nu, gal ir ne, kas čia žino. Sakant, kuo daugiau videokų, gal tuo geriau, bet aš dabar sukėlęs 3 videokus naujus, tai vat. Nu gerai, važiuojam dabar. Tikiuosi, kad greitai čia susitvarkysim, ilgai čia nenoriu būti šitam lauke. Šitam lauke, nes karšta tame traktoriui ir taip šitam lauke tame būt laukia. Tai nelabai malonu, kaip sako. Aišku, traktorius gal visai nieko, bet darbokam tokiem kaip šitas darbokas tai visai geras, bet Traktorius visai nieko, tik tai, kaip sakau, benzo labai daug tą valgo. Ir va. Tai va, tik 100 litrų telpa, o kiek naudoja dabar nelabai galiu pasakyti kiek. Bet daug naudoja, daug valgo. Tai va, jau daugiau nei pusę bako nebėra.
Tai aš biškį bijau, kad pritrūksim mes to dizelio. Bet jeigu ką, dapirksim, močiutė, dar paprašysim. Dar dapirksim, jeigu ką, močiutė, da. Jeigu sakė močiutė, kad ko reikės, tai sakyk. Ar dizelio, ar kuo tam traktoriui. Tai močiutė sakė, sumokės už viską. Tai vat. Tai va. Jaučiu, kad tai va, aš paprastai dabar dirbu ir labiau norėčiau su jums pasikalbėti. Tai va. Tai va, ką galiu pasakyti, kad mūsų jau 2 subscriberiai. Kiek daug, man tai daug. Šiaip man tai daug yra. Nes aš pradėjau nuo 20, nu ne nuo 20, bet nuo 0. Ir aš net negalvau, aš galvau man 40 tai jau daug, bet yra dar kur ir toliau. Nu, aišku, dar iki 100 dar daug. Bet jau 50, tai čia jau labai daug. Tai labai yra daug. Tai va. Biškis čia praleidinėjau. Pradėt biškį praleidinėti. Tik biškį lėčiau važiuoti, kad nepraleisčiau. Gerai, važiuojam tada. Tai va, žinot, reikės tą nežinau, kada darysim streamą arba live transliaciją. Šiaip ties pasakysiu, man nelabai eina. Aš nemoku, reikės pasimokinti, tada galėsiu padaryti porą. Tai va. Reikia paprašyti draugą, kad išmokintų. Tai va. Jeigu norėtumėt, galėčiau padaryti kolabą su Blockmasteriu. Tai va. Bet ties pasakysiu, aš nelabai žinau, ką reiškia ta kolaba, bet padaryčiau, jeigu norėtumėt. Aš manau, surenkam ant šito videko, kiek čia galėtumėm, 7 laikus. Jo, 7 laikus, tada padarysiu kolabą su Blockmasteriu. Davai. Tai va. Supažindinsiu jūs su Blockmasteriu jau labiau. Nes praeitą kartą, kai žaidėm nuo 99 Nightmare Forest, tai jau, žinot, tai va, varysim jau 99 naktis. Arba kažką kitką. Pavyzdžiui, Dead Railsą galėsim pabandyti praeiti visą, bet aišku, nesusitikinęs, kad pavyks mums, bet, nu, gal. Arba dar su draugu pažaisti. Su kažkokiais savo draugais, nežinau. O Blockmasteris šiaip ir yra mano draugas. Tai va, tiesą pasakius, jis mano pusbrolis Blockmasteris. Tai va. Jisai turi daugiau žmonių subscriberių. Nu, bet žinot, aš nepykstu. Man nelabai įdomu jo subscriberiai. Nu, tipo, įdomu subscriberiai, bet... Tipo, jo subscriberiai, aš nežinau. Subscriberiai irgi turbūt geri, tenai subscribina, laikus deda, bet... Žinot, mes turim aplenkt Blockmasterį.
Na gerai, arba ne. Kaip norit, kaip norit. Jei norit, galima aplenkti. Jeigu ne, tai ne. Jūs pasirinkims. Žinot. Šiaip jo reikėtų padaryti kolabą su Blockmasteriu. Jeigu surinksit 7 laikus. Davai, surenkam 7 laikus, jei bus kolabas su Blockmasteriu. Kaip žaidžiam gal netgi farming simulatorių. Bet dėl šito nesusitikinęs. Tai vat. Dėl farming simulator nelabai esu tikras. Tai va. Jei norėtumėte, kas turi farming simulatoriui, galėčiau padaryti tutorialą, kaip persiųsti modą. Tai, bet ne iš žaidimo, bet iš interneto. Aš seniau ant tiek norėdavau iš interneto. Nes va šitas ant TZ50. Jis yra modas ir jis yra iš interneto, pačio iš interneto. Tai va. Tai iš jūs galėčiau tutorialą padaryti, kad jūs galėtumėte patys persisiųsti modą, kokį norėtumėt. Dar kokį galėčiau jums pasiūlyti. Tai vat. Bištai pažaidėm, dabar vėl į kabiną grįžtam. Tai va, jeigu norėtumėte, galėčiau padaryti. Ir aišku, savo modų parodymą galim skaityti. Padaryti, koks aš turiu modus. O jų visai turiu normaliai. Jie užima vietos apie gal koks 3 megabaitus, nežinau. Ui, ne megabaitus, o gigabaitus. Tai aš nežinau, kaip norit. Tai va, kas turi daug vietos, tai galit. Ir paprastai, jeigu neturat vietą, kur dėti. Tai va, galiu jums pasiūlyti porą modukų. Tai va. Tai va, kaip norit. Jeigu norit modų, tai galiu padaryti. Savo susirinkti visus modus ir parodyti. Tai va. Ir pasakyti aš kaip jie vadinasi. Tai jeigu norėsit, galėsit persisiųsti. Jeigu ne, tai ne. Galėsit paprastai pasiieškoti. Tai va. Tai va. Ai. Tai gerai, tada pratęsiam mūsų tą grebliavimą. Jaučiu, kad kai sugrebliuosam, jaučiu, nevarysam tada. Tuos, kaip ten, pamiršau. Nevarysim tada su savo reikalus darysim, nes turim dar savo reikalų. Reikės vištų kiaušinius išvežti. Parduoti. Tai va, reikės pažiūrėti, kiek gausam. Tai va. Ir tada gal da traktorių, jeigu bus kažkur. Tai va, reikėtų dar daržą pasidaryti kažkur. Tai va. Šiaip daržo reikėtų kokiam daržom. Tai auginčiau kokias braškes. Arba kopūstus. Nežinau, reikia pasižiūrėti, bet dažniausiai tai kopūstai ir geresni. Tai va. Šiaip Kalinovku yra geros kainos, tipo. Tai va, tai čia negalim džiuginti. Tipo, daug, man rodos, už pardavimą. Tai va. Jo, tikiuosi, kad mes jau greitai užbaigsim. Tai va.
Tai va, šitie grėbliai labai ilgai su jais reikia dirbti. Ką galiu pasakyti, kad jo reikia su jais labai ilgai. Porą ėjimų padaryti, tai va. Tai va, porą praėjimų padaryti ir tada bus normaliai. Nes pavyzdžiui, jeigu aš padarysiu vieną ir bus toksai mažas, tai ką čia? Šio daug nieko negausi. Tai reikia kokius 2-3 padaryti, bet aš padariau biškį tenais daugiau. Va šitoj vadinais va pusėje daugiau padariau. Šitą mažiau, bet šitą mažiausiai padarysiu. Nes tipo, jau nelabai reikia daugiau. Nežinot, vis tiek, tuo labiau mes turim tą, mačiuti tą, kur kubus daryti, tuos tą šieną, nerinksiu aš. Piestute neįsiu. Tipo, neįsiu aš čia rinktą žolę. O padarysim į kubus. Tada prisikabinsim priekabą ir varysim. Tai ką galiu pasakyti, jo, taip ir darysim. Galėtumėm dar varyti ūkininkam irgi kažkokiam padėti. Nebūtinai močiutėm ir dar kažkokių ūkininkų. Nu, pavyzdžiui, tas, kuris netgi MTZ pardavinėja. Ta irgi, pas tuo irgi. Gal jis irgi tu ir darbelio, aš nežinau. Bet jaučiu, kad ne. Kai žin dar fūrininkas tas, ar jis jau turi darbą ar nelabai. Nes tipo jisai dažniausiai turi darbą. Bet dabar jau radau tas, kas man darbą duoda, tai močiutė. Tai aš iš močiutės tipo darbą darau ir gaunu pinigų. Tai va, ir dirbu po biškį. Po biškį dirbu. Tai va, aišku, kiek šių filmuoju. Ogo, 22 minutės. Skipinkit, kaip aš čia dirbu. Gerai. Nu, jūs, manau, galite skipinti, aišku. Tai jaučiu, kad baigiam darbus tada. Atsiprašau, kad nieko įdomaus neparodžiau čia. Nes dabar norėjau pasikalbėti biškį. Tai va, ir dar norėjau paklausti vieną dalyką, kaip jums lengviau šitaip ar šitaip. O kaip jums geriau atrodo šitaip iš vidaus ar iš išorės. Parašykit komentaruose. Iš vidaus ar ir iš išorės. Štai biškį bandau visaip aš. Tai va, aišku, iš vidaus nelabai patogu, bet užtat realistiška. Tai va. Tai jo. Važiuojam tada jau čia paskutinis praėjimas. Gerai, reikia nuleisti biškiuk čia prasieiti. Ir jo, viskas bus tada. Varysam močiutį grąžinti traktorių. Jo. Nu, aš esu nustebęs, kad užteko tiek kuro. Tai va, nustebęs biškį. Aišku, irgi nedaug beliko, tik lašiukas. Bet nesvarbu. Šiaip aš nežinau, žolę ar apsimoka parduoti.
Reik varyt pažiūrėti kainas nebent. A, jau pravažiavau posūkį. Va taip ir būna, kai nežiūri, kur važiuoji. Tai va. Tai atsiprašau biškį žmogų, kad biškį suvežinėjau, nu bet tikrai nenorėjau. Netyčia. Jo. Štai mes ir jau pas močiutės. Ai, duris paliekama atidarytus, nes karšta. Siaubas kaip karšta. Tai jaučiu dabar padedam grebarką. Reikia varyti nukabinti. Va. Nu ir ok. Mūsų pamaina baigėsi. Va štai toksai geras Belarusas. Aišku, ir ta 16 yra čia. Nu gerai, bet ta 16 tai čia. Kaimynų namus. Varom pas močiutės pinigų atlyg paprašyti. Nu, močiutė sugrebavau, kiek tenais 500, ne, kaip ir susitarėm, jo. Už visą darbą, ne? Davai. Dėkui, močiutė. Gerai, kas čia buvo? Man reikia praeiti, kad nesuvežinėtų. Ačiū. Na štai. Štai mes ir namie, o kan vištos gera. Nu, vištos kan ir nieka. Kan ir nieka vištos. Sakant, reikia atsargiai dėti ir nepamesti. Nes, sakant, mūsų paskutiniai pinigai. Gerai, ne paskutiniai, bet mūsų uždarbis. Tai dabar reikia, jaučiu, pažiūrėti, kas kur kiek kainuoja. Tai visų pirma, kiaušiniai. Kur čia brangiausi šitie, ne? Kur dabar mums važiuoti tenais, ne? Nu tai gerai, sakant, kiaušinukų parduosim, nežinau už kiek, bet bandysim parduoti kuo brangiau. Tai vat. Ir aišku, bandysim neišmesti, tai važiuosim taip. Tai vat. Tikiuosi, kad važiuoju teisingą kryptimį. Kant vežu kiaušukus. Kiaušukus vežu. Ui, kai greit. Jau 100 važiuojam, vis apie 100 važiuojam. Nu, žinot, kaip uazui neblogai. Jaučiu, gausam mes kirsti. O, kaip pelkė. Nežinau, čia pelkė, čia kels, nežinau. Nežinau, čia pelkė, čia kels, bet... Na, štai mes ir privažiuojam. Tai va. Tai vat.
Kiaušinius dar nepametėm. Ai. Čia yra. Tas... Žinau šitą vietą. Jaučiu kiaušinienę seniai bematė. Jaučiu. Bet už tai kiek daug jama. Nu. Na, parduoti. Parduoti reikia tos kiaušinius. Nu, kiaušiniai parsiduokit. Nu, parsiduokit. Lays base, ne? Jaučiu, kad čia ne čia reikia parduoti, o tenais. Nu, gal ir ne tenais, bet čia. Jo, čia. 8-2. Mes išleidom laiką, dizelį, kūrą ir gavom tik 82. Na gerai. Gerai. Nu, bet ir aišku, čia daug nebuvo tų kiaušinių. Bet okei. Kitą kartą dabar reikės sodą. Nu, sodą statysim paskui. Biški, kaip sakant, aš čia išmanau keliukus. Esu buvęs tenais kažkada su tėčiu. Tai va. Tai ir mes tenais medžius pjaustam. Tai va. Močiutė tai. Dabar tėtis yra išvažiavęs. Tai va. Jo. Nu tai jaučiu, kad mes jau čia va, jau viskas. Na, štai mes ir jau privažiavom prie mūsų kaimelio, Krasilivka. Vo, netgi ženklas Krasilivka. Nu, tai va. Tai dabar žiūrėkite. Tramradėjkę. Ir, sakant, nu, nepasijungsim dabar, bet čia pasidedam. Ir jaučiu, kad šį video vaizdą galim jau ir užbaigti. Tai turbūt ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite laikinti, subscribinti, prenumeruoti ir padėti like. Viso gero. Sėkmės.